Salvadoras Dali yra turbūt labiausiai padirbinėjamas menininkas pasaulyje ir dėl to jis gali kaltinti tik save. Vėlyvuoju laikotarpiu Dali pasirašinėjo dešimtis tūkstančių tuščių popieriaus lapų, kurie vėliau buvo panaudoti klastotėms kurti. Jis tai darė dėl pinigų ir patogumo. Leidėjai mokėjo už parašus, kad vėliau galėtų ant jų spausdinti jo litografijas. Kartais Dali pasirašydavo 100 lapų per dieną, net nežinodamas, kas ant jų bus atspausdinta. Vadinasi, parašas autentiškas, o piešinys ant jo ne. Todėl šiandien meno rinkoje cirkuliuoja tūkstančiai autentiškų, netikrų Dali kūrinių. Ta pati matome ir dabar. Praėjusį mėnesį Italijoje kilo skandalas. Parmos mieste specialus Italijos policijos padalinys konfiskavo 21 kūrinį iš Salvadorui Dali skirtos parodos. Pareigūnams įtarimus sukėlė ne tiek parašas, kiek per menka jų vertė tokio garsaus menininko parodai. Tyrimas tęsiamas, bet viena aišku. Dali parašas meno tyrėjams darbą garantuoja visam gyvenimui. Dar daugiau tokių istorijų meno žiniose mano YouTube kanale Artedija tapo.